Mieli absolventai, tėveliai, mokytojai, draugai, susirinkę į nuostabią mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventę. Sveikinimo žodį kviečiu tarti direktorę Daivą Pielikienę. Labas vakaras, mėly absolventai, mėly 57-osios laidos absolventai. Labas vakaras tėveliai, draugai. Labas vakaras visa meno mokyklos bendruomenė. Visi mūsų mokyklos duris pravėrėte labai skirtingų metų. Vieniem teko čia pabūti 4 metus, kitiem net 8. Pravėrę duris, jūs visi ėjote savo žingsniu, savo tempu, su savo svajonėm. Šiandieną tie, kurie esate čia dabar, esat patys šauniausiai, ištvermingiausi, darbščiausi, nes už durų liko labai daug tų, kurie nesusitvarkė su tais iššūkiais, kurie pabijojo sunkumų ir mes labai sveikiname jūs, kurie atėjote į tą gražų finišą. Visi jūs turėjote labai daug iššūkių, bet aš manau, kad mokyklą jūs prisiminsite ne tik kaip pamokas, atsiskaitimus, pristatymus. Kai taip nesinori kalbėti, atrodo, už mane kalba mano darbas, kūrybinis darbas, kurį šiandien taip nuostabiai mes galėsime pasidžiaugti, apsižvalgyti ir pažiūrėti, kokių mes talentingų vaikų turime. Taigi, man atrodo, kad mokykla tai nėra pamokos egzaminai, o svarbiausia, tai yra sutikti žmonės, sutikti mokytojai, sutikti jūsų draugai ir kiekvienas jų paliko pėdsaką jūsų gyvenimuose. Tai turbūt čia ir yra svarbiausia. Aš sveikinu ir linkiu, kad jūs prisimintumėt tas akimirkas, labai brangias akimirkas, gražias, susitikimų, renginių, koncertų, konkursų. Ir linkiu, kad tos akimirkos tikrai išliktų jūsų širdyje. Ir žinokite, ne tik jūsų, visos gražios akimirkos su jumis išliks ir mūsų mokytojų širdyse ir prisiminimuose. Taigi gražios šventės, sveikinu ir linkiu atrasti save toliau, atrasti savo kūrybos, meno balsą, ieškoti jo ir labai mokykla džiaugiasi, jeigu šitas balsas tampa tolimesniu jūsų profesiniu keliu. Sveikiname. Kviečiame direktoriaus pavaduotoją ugdymui, muzikos ir šokio skyriams Daivą Motiejūnienę perskaityti direktorės įsakymą dėl mokyklos baigimo pažymėjimo išdavimo. Mėly absolventai, gavus pažymėjimą prašome likti scenoje. Šilutės meno mokyklos direktoriaus įsakymas dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimo. Vadovaudamasi Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 19 dienos sprendimu,
patvirtintų Šilutės meno mokyklos nuostatų pirmojo skyriaus punktais ir Šilutės meno mokyklos direktoriaus 2024 metų kovo 25 dienos įsakymu numeris 22 patvirtintų Šilutės meno mokyklos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašų. Išduodu neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus mokiniams baigusiems muzikos skyriaus pagrindinio ugdymo programą. Gustei Subačiūtei su pažymimu. Su pagirimu. Saulei Kazakievičiūtei su pagirimu. Nerijai Vytuvytei su pagirimu. Amelijai Golubovskytei. Leonavičiui. Vidui Saročkai. Jokūbui Putinui. Pagrindinio ugdymo programą Domilei Pakalniškytei. Nerijai Leimonaitei. Ugniai Paulauskaitei. Mėgėjų ugdymo programą Kristinai Vaškytei.
Kviečiame Neriją Vyturytę, mokytojos Liudmilos Sandros Tunaitienės mokinę, mums pagroti muzikinį numerį Edvardas Grygas Trolių eisena. Kviečiame direktoriaus pavaduotoją ugdymui Arnoldą Miluką perskaityti direktorės įsakymą dėl mokyklos baigimo pažymėjimo išdavimo.
Absolventai, prašome taip pat nuo scenos nepabėgti. Taigi įteikiami baigimo pažymėjimai dailės skyriaus mokiniams. Kviečiu Mantę Bernotaitę. Auškalnytė. Ema Kojerytė Kučinskaitė. Liepa Narbutaitė. Neda Abrazavičiūtė. Jomantė Bagdonaitė. Kamila Ana Vytautaitė. Urtė Budvytytė. Gagytė. Liepa Kromelytė. Emilija Marčiauskaitė. Kamilė Matevičiūtė. Mikužytė. Gabrielė Mockutė. Urtė Odilverkaitė. Razutytė. Viltė Radinovaitė. Austėja Rudytė. Skaistė Venskutė. Emilija Vitaitė. Sofija Voitova. Andrėja Zakharova. Milda Zarankaitė. Maja Žebrauskaitė. Sceną kviečiam mušamųjų instrumentų ansamblį Ema, Tajus, Ąžuolas, Armandas, Dovydas,
kurie pagros mums pavasario balsus. Mokytojas Vilius Matijošaitis. Mokytojų vardu pasveikinti absolventus kviečiu mokytoją Gražvydą Railą. Dar kartą labą vakarą, mėly abiturientai, tėveliai, svečiai, gerbiami kolegos. Pirmiausia, leiskite pasidžiaugti šilta vasaros pradžia. Aišku, šiandienos gražia šventė, gražia nuotaika. Džiaugiuosi ir džiaugiamės, kad turime unikalią galimybę būti jūsų muzikinės kelionės dalimi, matyti jūs augančius, bręstančius, meninėje ir kūrybinėje veikloje, peripetijose. Ir nesvarbu, ar muzika taps profesija, ar gražia kasdieninė veikla, hobiu, visada prisiminkite, kad atkaklumas, nuoširdus ir kasdieninis darbas, pasitikėjimas savimi, kūrė nuostabiausius gyvenimo kūrinius. Tad sėkmės jums, drąsiai svajokite ir kurkite savo gyvenimo melodijas. Visiems viso ko geriausio. O dabar suteikiame žodį absolventų tėveliams. Gerbiama meno mokyklos bendruomenė, mokytojai, administracija, tėveliai,
absolventai. Šiandien atstovauju tėvelius, mokyklą paliekančių vaikų tėvelius. Norime jų vardu padėkoti. Padėkoti už tą ypatingą aurą, kuri tvyro šioje mokykloje. Vydūnas yra pasakęs, žmogus niekuomet nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Taigi ta kūryba mūsų vaikuose pažadinta jūsų. Plėtota, auginta, tarsi gėlės žiedas. Nuoširdžiai dėkojame dailės skyriui, dailės skyriaus mokytojams. Jame visuomet tvyrojo ypatinga atmosfera. Ten vaikai dalinosi savo mintimis, vyko tylūs pokalbiai, vaikai lėtai dirbo, kūrė, įprasmino save. Ačiū už tai. Ir ačiū mokytojams, kurie pasidžiaugė bent už tokią dovanėlę mažą, bet ypatingą cukraus pakelį pasisaldinti arbatai. Dėkojame muzikos skyriui. Iš tiesų, čia kruvinas darbas. Labai daug įdėta. Bet mes rezultatą matome vaikuose. Dėkojame už jūsų kantrybę, už jūsų palaikymą, už jūsų ypatingus žodžius ne tik vaikam, bet ir tėveliam. Kartais ir tėveliai nuleidžia rankas, būna be galo sunku, bet tik jūsų palaikymas veda į priekį. Ačiū už tai. Dėkojame ir šokių mokytojai. Už tai, kad visuomet švyti pozityvų, už tai, kad kupina energijos ir už šokio eleganciją, kuri būdinga tik meno mokyklos šokėjams. Taip pat dėkojame administracijai už visuomet sustyguotus renginius, už kantrybę bendraujant su tėveliais ir už tą kuriamą atmosferą, kurią mes jaučiame visi atėję į mokyklą. Taigi atsidėkodami tėvelių ir absolventų vardu, šiandieną kiekvienam iš jūsų dovanojame linkėjimų ir meilės kupinus žiedus. Na, o visai bendruomeniai dovana. Kokia ji, nuspręsite patys. Ačiū Jums labai. Nesušildo širdies kaip gėlės žiedas, o dabar tikimės, kad jūsų žodis irgi mūsų širdis sušildys. Kviečiam absolventus, jums suteikiamas žodis. Na, o dabar bus suteiktas žodis nuo muzikos skyriaus mokinių. Miela akordeono mokytoja, šiandien Jums norime padėkoti už šią nepaprastą kelionę, trukusią netgi 8 metus.
Jūs išmokėte mus ne tik spausti klavišus, bet ir pajausti šią nuostabią muziką. Pas jūs visada rasdavome vietą ne tik prisiglausti, bet ir šilumą, palaikymą ir gerą žodį. Jūs sukūrėte vietą, kurioje mes visada jautėmės laukiami. Ačiū už jūsų profesionalumą, už jūsų praleistą laiką ir už tai, kad jūs tikėjote mumis visada, kai mums pritrūkdavo drąsos. Mokytojau Viliau, ačiū, kad išmokėte mus ne tik mušti ritmą, bet atrasti gyvenimo tempą. Jūs parodėte, kad net didžiausiame chaose galima atrasti tobulą ritmą. Ačiū už jūsų kantrybę. Šiandien baigėsi mano labai svarbus gyvenimo etapas 9 metų prie fortepijono. Aš noriu mokytojui padėkoti už visą kantrybę ir už visą skirtą laiką. Kiekvienas koncertas, kiekvienas išmoktas kūrinys ir kiekviena pamoka liks tik gražių prisiminimų. Ačiū jums už tai, ne tik už tai, kad išmokinote manęs muzikos, bet ir už tai, kad išmokinote manęs kantrybės, atkaklumo, kruopštumo bei meilės muzikai. Brangi mano pianino mokytoja, norėčiau jums padėkoti už visus 8 metus, kuriuos mane mokėte. Aš groju tokius kūrinius, kad net negalėjau įsivaizduoti, kad jos grosiu. Ir visa tai yra jūsų dėka. Aš, būdama maža, galvojau, kad, pagrosiu, smagu, bet aš negaliu patikėti, kokiu aš pasiekiau aukštumų. Kartais pavėluodavau pamokas, pamiršdavau natas, ar ateidavau visai nepasiruošusi. Bet jūs mano pamoką padarydavote pačią svarbiausią. Tad noriu pasakyti ačiū už viską, ką padarėte dėl manęs. Ir šios 8 metus su jumis aš visada atsiminsiu kaip kelią, kurį jūs, miela mokytoja, mane nuvedėte į muzikos pasaulį. Dėkoju, kad buvote tas žmogus, kuris mane pasitikote, kai įžengė į muzikos garsų pasaulį. Ačiū, kad šiandien esate šalia, kai šį pasaulį man parodėt. Džiaugiuosi, kad visus šios metus kantriai ir nuoširdžiai mokyt, įkvėpėt, žinot, kada pasakyti viešą žodį. Gerbiama mokytoja Irena, ačiū Jums už kantrybę ir darbą, kurį įdėjote į mano mokymą. Jūsų pamokos man padėjo tobulėti ir geriau suprasti muziką. Ačiū Jums už kartu praleistą laiką, malonias akimirkas ir svarbiausia – palaikymą. Noriu padėkoti gerbiamam Gražvydui Railai už jo pamokas, kantrybę ir perduotas žinias. Ačiū. Aš norėjau šiandieną padėkoti savo vokalo mokytojai, nors jos čia nėra, bet tikrai turiu jai daug gražių žodžių, kuriuos noriu pasakyti. Tai ačiū jai, kuri mokino mane 4 metus. Ačiū už tikėjimą manimi, kantrybę, palaikymą ir kiekvieną padrąsinimą. Jos dėka išmokau ne tik geriau dainuoti, bet ir labiau pasitikėti savimi. Esu labai dėkinga už skirtą laiką, rūpestį ir visas akimirkas kartu. Ačiū už viską. Taip pat nuo mūsų visų dainininkų norime padėkoti mūsų choro mokytojai. Tai ačiū už kiekvieną repeticiją, kantrybę, šypseną ir tikėjimą mumis. Jūs mus mokėte ne tik dainuoti, bet ir pasitikėti vienas kitu, kartu išmokti padainuoti kartu. Ir choras mums visada išliks ta vieta, ta ypatingiausia vieta. O didelė ta dalis esate aišku jūs. Dėkoju už visus prisiminimus, koncertus, jautrius pasirodymus ir po jų. Visą tai išsinešime su savimi ir laikysime tai širdį. Nuo skambių choro dainų pereikime prie tų mokytojų, kurios mus mokė pačios muzikos kalbos. Tai mūsų solfedžio mokytojas. Šiandien noriu padėkoti jums abiejoms už tai, kad lydėjote mus visus šios 8 metus. Tai Virginijai Pačickienei, kuri nuo 1 klasės
klijavo mūsų pirmosius muzikos žingsnius, ir Gražinai Liaudanskienei, kuri nuo 5 klasės subrandino visas šias žinias. Ačiū už jūsų kantrybę, už kiekvieną teisingai pagautą natą ir aišku už tai, kad jūsų dėka dabar muziką suprantam daug aiškiau. Miela muzikos istorijos mokytojai, jūsų pamokose netrūko nieko. Buvo daug nuoširdaus juoko, įdomių istorijų, o per kontrolinius netgi ir kūrybiškų būdų nusirašyti. Tačiau net ir per juokus jūs sugebėjote išmokyti mus svarbiausio. Istorija jūsų dėka nėra vien tik sausi faktai. Jūs atvėrėte mums duris į begalinį muzikos pasaulį ir išmokite vertinti jį giliau. Ačiū Jums už viską. Brangi šokių mokytoja, šią ypatingą dieną norime Jums padėkoti už Jūsų kantrybę, meilę ir šilumą. Į šokių salę atėjome mažos ir nedrąsios, o išeiname didelios ir pasitikinčiomis savimi. Išmokite mus ne tik ištiesti kojas, bet ir nepasiduoti, nebijoti klaidų ir bandyti iš naujo. Ačiū Jums, kad tikėjote mumis, kad niekas kitas netikėjo. Jūs esate pati geriausia mokytoja, kur aš ir mergaitės galėjome tik įsivaizduoti. Dabar mes esame pasiruošusios atversti naują gyvenimo puslapį, atverdamos širdį į tam, kas mūsų laukia. Ačiū Jums. Gal dar yra absolventų, kurie norėtų pasakyti žodį? Na, tada mūsų šventinė nuotaika pakels puikus ansamblio kūrinys Hit the Road Jacks, kurį atlieka Klaidas, Mykolas, Ąžuolas ir mokytoja Giedrė Augaitytė. Pasina paimti.
visiems susirinkusiems, didžiuojame savo talentingų jaunimu, kurį dar kartą kviečiama į sceną bendrai nuotraukai. Muzikos ir šokio skyriaus absolventų prašytumėm lygiuotis ant scenos, o dailės skyrių šalia manęs. Šokis irgi ant scenos, atsiprašau, pamiršau šokį. Ir mokytojai, žinoma, brangieji mokytojai. Paprašom linksmesnę, diplomus į viršų, šypsenos pilnas veidas, mokytojai gėlės irgi viršų